Ką atkreipti dėmesį, kai stovit va taip atėjusios į treniruotę? Iš karto turite atsistoti kojas pečių plotėje. Iš karto. Ne va taip stovėti ir laukti, kol duos pratimą. Atsistojat. Ne tokiom kojom, va iškrytusiom, kaip jūs stovit. Tada, matot, dubuo savaime eina į priekį. Sulenktom šiek tiek, bet ne į priekį. Stenkitės va taip save jausti, kad, taip atpalaidavos. Tada ką jūs darot daugiau? Čia iškryto, atpalaidavot, bet biški vis tiek esat čia. Šitą vietą neturi į žmonės baksnuoti. Va čia. Mes turim ją įdėti tenai, tada būna, kad išsirečiat. Tada užpakalis būna čia. Jūsų tikslas šiek tiek jį suimti, kad būtų viskas ten. Ne čia, ne ten, o į apačią. Tada pasiimkit šitos kaulus. Pasiemat šitos kaulus. Iškrito kaulai. Sakau, įstatykit juos į apačią. Jūs padarot išsirietimą. Jūsų tikslas įtraukti pilvą. Ne čia, kad būtų kaulai. Įdėti į apačią, kad žiūrėtų ir nesiriesti specialiai. Čia yra sunku, bet galima išmokti po biški bandyti, tvarkyti, žiūrėti į veidrodį, į savo netgi telefoną filmuojant. Nuleisti pečius, o ne taip stovėti, laukti, kad oi, aš tokia esu. Tokie nesat. Ir vyrai tokie, jūs irgi nesat. Nuleidžiam pečius. Nebūnat va tokias iš karto, būsiu va tokia, tiesia. Ne, su kaklu, ką su kaklu darom? Iškrito, įstatot. Žiūrit čia, pasipūtusi, pasiemat kumštį, ne taip, va taip, įstatot kumštį, prispaudėt. Ne čia. Čia, nuleidžiam pečius, eina į čia, bandot nuleisti. Kiek išeina, įstatyti į vietą. Ir tada iš tokios laikysnos, kai ateina daryti pratimą, išeina tvarkingi variantai, jeigu jūs mokinsitės. Pečiai turi būti kaip klubai, kaip čiurna. Užpakalis neturi būti suimtas taip, kad čia viskas matytus. Ir ne čia. Laužot. Bamba turi būti ne čia. Įtraukta ir jūs turit šitą vietą, kaip kažkada rodžiau. Ne taip, o jinai turi būti lygi. Lyguma va čia, o ne atsikišusi čia vieta. Šonkauliai irgi neturi būti atsivėpę. Surinkti. Tai yra sunku. Susirenkam per mano iššūkius. Pradedam nuo menčių, nuo talijos ir bus laimingas.